šiandien čia Telšiuose Džiugas prieš Kauno rajono Hegelman. Toks šį vakarą laukia futbolo vakaras. Lyja šiandien Telšiuose. Hegelman komandos ataka, Marius Paukštė ir po to nerizikuojama. Čia Hegelman perima kamuolį, yra galimybė baudos aikštelė Le Ribeiro. Kita komanda pirmaus labai didelę persvarą. Upso perdamas, aštrus perdamas galėjo. Dabar Puškarovas įsėjo ir Sanė vienoje linijoje. Turėjo epizodą, dabar susikūrė savo smūgį. Ir Džiugas tikrai aktyvesnis antrajame kėlinyje. Ir įvartį pelno Telšių komanda. Ibrahimas įsėjo veda į priekį Džiugą. Pirmasis Džiugo įvartis į Hegelman komandos vartus 2025 metais. Ibrahimas įsėjo pasižymį kelią viršų ranką ir Vilius Piliukaitis. Yra dar aišku varas, bet čia ko gero viskas buvo pagal taisyklės ir abejonių čia nėra. Triumfat reikia. Ribeiro perdamas, Simonas Urbys prieš Vilių Armalą. Sobovalės smūgis. Šarkauskas. Hegelman komandos ataka, Rašydas Jusufas, 1-1. Hegelman lygina rezultatą, Andrius Kerula triumfuoja ir Hegelman rodo charakterį. 1-1, 89 minutė. 1-0 buvo rezultatas dar kartelį. Štai čia atkeliavo kamuolys iki Rašydo Jusufo. Ir taip Vilius Armalas, vidurio gynėjas, prisijungęs į ataką, muša kamuolį į vartus ir Vilius Armalas rezultatą lygina. Išlygintų dabar Hegelman bando laimėti rungtynes per pagrindinį laiką. Patrikas Popescu! Futbolo vakaras Telšiuose tęsiasi. Dejanas Traikovskis. Jo perdamas Bagdas Arijanas, buvęs Džiugo komandos žaidėjas. Jo perdamas Vilius Armalas, 2-1. 2-1, va taip reikalai yra tvarkomi Telšiuose. Vilius Armalas Kirdikas. Kartelį pasižiūrėkime. Ribeiro perdamas, Armalas ateina į tą zoną. Nesiekia kamuolio varžovai ir Armalas nuo žolės, nuo vartų konstrukcijos į vartus. Įspūdingas įvartis. Keitimas bus artimiausiu metu. Džiugas labai greitai žaidė kamuolį, toks smūgis. O lietus apskritai dabar ko gero pasiekė savo stipriausiai įmanomą lygį. Ir panašu, kad tai yra viskas. Kauno rajono Hegelman komanda keliauja į Pro LFF taurės finalą. Trečią kartą per pastaruosius keletą metų Andriaus Kerulos magija ir vėl sugrojo Hegelman komanda, išsikapsto ir per pratęsimą laimi šias rungtynes. So it's difficult to speak after a game like this, but what are your comments? First of all, to congratulate Hegelman. They deserve to be in the final. Very strong team, doing a good job for several years in a row. So congratulate them, and also just before the comment, to say thank you and sorry to our fans, because our results at home has not been the best. We're trying very hard to get the points for them, and they are here every week, and very sorry for them, because we wanted to give them this victory, this achievement to go to the final. About the game, with the weather helping for this kind of game, a lot of duels, a lot of long balls, a lot of fights that could go for both sides. We knew this to win the second ball. Set pieces will be a very important part in the game. We managed to score a goal. And then in the end, maybe we drop a little bit too much. I'm saying this without analyzing the game yet. But maybe we drop a little bit too much, a rebound there inside the box, and they managed to equalize. And then in the extra time, we have some chances too. They have some chances too that the ball is going there inside the box, and they managed to score a very good goal. The second goal that they scored, and congratulate to them. Vėliau sveikinimai su pergalė, kaip pačiam puolėjo Dona. Ačiū labai su pergalė. Čia nepuolėjo Dona, vis tiek mano darbas yra gintis, tiesiog išpildau, ką man komandos draugai padovanoja. Standartinės situacijos, aišku, pirmas įvartis ten jau reikėjo rizikuoti, bet šiaip komandinė pergalė. Labai džiaugiuosi, kad jau per 4 metus pasiekėm trečią finalą, tai tikiuosi ten pasirodysim gerai. Pirmas įvartis, koks jausmas, ar toks nuslūgo, galbūt įtampos dalykas, kai išlyginot tą rezultatą? Aš jaučiau, kad kai mes praleidom įvartį, kad mes šiaip kontroliuojam varžybas, rungtynes ir kad galim pelnyti įvartį bet kada.
Tai manau, kad tikrai tas buvo komandos viduje, kad mes to tikėjom. Ir manau, kaip pelnius įvartį, mes tiesiog norėjom ne ginti ir saugoti rezultatą, o dar prieš pratęsimą pelnyti įvartį. Nepavyko, bet gerai pasiekėm pergalę per pratęsimą. Antras įvartis tikrai ne tik svarbus, bet ir labai gražus, nuo žolės, nuo skersinio į vartus. Pačiam tai karjeros galbūt įvartis kol kas. Čia pirmą kartą tokį tikrai įmušiau, tai labai džiaugiuosi. Man irgi, kiek pamačiau pats, tai viršutinį vartų kampą, bet retai žaidžiu ant natūralios žolės, kadangi mūsų namų stadionas ant dirbtinos. Tai ant dirbtinos sunku tokį įmušti, labai džiaugiuosi šito įvarčiu tikrai. Tai pradaunoja saugi komandai labai svarbią pergalę. Dabar laukia finalas ir pats tų finalų turėjai su Hegelman, kaip galbūt padaryti tą finalą galiausiai pergalingą. Tiesiog gerai pasiruošti finalui ir šiaip atnešti tą patirtį iš buvusių finalų ir manau, tiesiog išeiti be streso, be nervų, žaisti futbolą tokį, kai mes žaidžiam ir pagaliau iškelti tą taurę. Treneris, sveikinimai su pergalė, šiaip ne taip, bet ištempėt. Na, kad sunkios rungtynės bus, tai net nebejojau. Kaip bebūtum, varžovas turėjo daugiau laiko atsistatyti, mes turėjom sunkias rungtynės Šiauliuose, kelionės, bet aš nejaučiau to aikštėje. Aikštėje mačiau komandą susitelkusią nuo pat pirmų minučių ir tas žaidimas, sakyčiau, daugmaž mane visai tenkino. Tik tai gaila, kad tas praleistas įvartis, stipriai koregavo rungtynės ir reikėjo jau daugiau rizikuoti, bet didžiausi sveikinimai komandai, kuri dabar, aišku, lengva taip sakyti, kad tikėjo, bet aš manau, kad mes tikėjom, kad galim pakreipti šitas rungtynės iki galo ir, didžiausi sveikinimai komandai, neturiu žodžių, šiuo metu esu 9 dangui. Paminėjot tikėjimą, bet vėlgi dar banalus pasakymas, ta patirtis vis tiek jau 2 kartus buvot finale, 2 kartus pusfinalį įveikėt, žaidėt Europai. Prideda tai, kad tokiose rungtynėse atsiranda galbūt ir tikėjimas, bet ir žinojimas, kaip laimėti? Jeigu pažiūrėtume į sudėtį, aš manau, kad labai stipriai pasikeitė sudėtis nuo praeitų metų ir man atrodo, tik tai 3 žaidėjai praeitais metais čia žaidė. 4. 4, sako, taip, 4 žaidėjai. Tai nemažai naujų žaidėjų, bet, be abejo, kokia bebūtų ta patirtis Europoje, jinai vis tiek yra patirtis. Plius žaidėjai irgi yra kviečiami į nacionalinį rinktinę. Aš manau, kad tos rungtynės irgi jiems pridavė šiek tiek daugiau dar pasitikėjimo ir džiaugiuosi už Vilių Armalą, kad tokių sunkių momentų ištraukė komandą. Turime 3 puolėjus dabar, juokauju.